Londons. Come on, visi. Galite ir žiebtuvėlius. Jūs pagalvosit, kad man su galva nėra gerai, nes nežinau, kur ir šiaurė, pietus ar vakarai. Man geografija buvo mokykloj kankinė, bet begyvendam supratau, kur yra tėvynė. Ji yra čia, kur skaniai kvep, ketam šašlikiuks. Ji yra čia, kur lietuviškai kekės bahuriuks. Ji yra čia, kur policija su uniforma žalia, kur mergikė gražuolė visą laiką šalia. Bet vieną dieną ištuštėja rajoną daugiaaukščiai. Mano chebra išskrenda į užsienį kaip paukščiai. Kas į Airiją, į Ispaniją, į Angliją išmynį. Aš sakiau, kur jūs varo, čia juk mūsų tėvynė. Buvau per Joninės, Dubline pas savo draugus, bet supratau, koks ir liūdnas tas airiš dangus. Švenčiau Londone kažkada naujus metus, bet fejerverkai gražesni, kai grįžt į Šiaulius. Nur komandas Londons, nur komandas Londons. Ir dainuojam drauge, jeigu esame čia, nes vienintelė jėga. Ir kai aš valgau pomidorą su rūkyta dešrinkė, atsimenu iš kiemo vieną gražią mergikę. To pomidorą ji nuskynė pati savo rankom, bet Ispanijoje darbuojas mes viens kitą neaplankom. O Norvegija šiauriai gyvendraugs Pauleška, nuo vienatvės išprotėjai, įsimylėjai baltą mešką. Kai savaitę jis grįžo ant kalėdų ir naujų, jis pasakė, pasilieku, kam tos babkės be žmonių. O Andriucha kaip bosas Amerikoje gyvent, fribulvytės ir burgerius Miami čia apsen. Jis seniai jau nebežiūr lietuviškų programų. What the fuck, jis sver 200 kilogramų. Visi kiti lietuviai yra užsienį laimingi, apsirengę gražiai, raumeningi ir turtingi. Bet kai išgeri po darbo kokią čirką ar devinės, jis pasaka, vertams esu nieks be devinės. Nur komandas Londons, nur komandas Londons. Ir dainuojam drauge, jeigu esame čia, nes vienintelė jėga. Хрустальная ваза, кайма золотая, разбитая вдребезг, застывшая кровь. И в комнате муж, что случилось, не зная, стоял, не дыша, и нахмуривший бровь. Прошелся он взглядом по шкафу пустому, в ЧК позвонил, закурил у окна. Потом ни себе, ни майору Седому не мог объяснить, где родная жена. Его увезли, а квартиру закрыли. Согласно законам, еще до войны ее не нашли, а его посадили
на 20 годков за убийство жены. Шел 37-й, смерть гуляла по зонам. Его ж горемыку прошла стороной. И вот, наконец, вышел он из вагона и шел по пустынным аллеям домой. Звоночек залился, и сердце схватило, невольно склонилась к двери голова. Но двери открыла, седого майора, больная вдова. Он вышел из дома и в город далекий уехал в надежде там встретить весну. И как-то однажды он брел одинокий, и вдруг постаревшую встретил жену. Та встреча была холодна, как могила. Она лишь сказала: прости, я ушла, а вазочку жалко, ее я разбил, поранила руку в дорогу спеша. От жизни с тобой я к другому сбежала, боялась скандала, ведь ты не поймешь. И вдруг она вскрикнула и застонала. В руке хладнокровной сверкнул острый нож. Он вновь позвонил, сообщил, что случилось. Он верил, что смерть справедливый итог, но снова над ним небо клеткой накрылось, и черный опять подкатил воронок. Ведь я же за это сполна расплатился, за это убийство уже отсидел. Come on, visi! Galite rišeptuvėtus. Jūs pagalvosit, kad man su galva nėra gerai, nes nežinau, kur ir šiaurė, pietus ar vakarai. Man geografija buvo mokyklai kankinė, bet begyventam supratau, kur yra tėvynė. Ji yra čia, kur skaniai kvep, kepėm šašlikiuks. Ji yra čia, kur lietuviškai kekės bahuriuks. Ji yra čia, kur policija su uniforma žalia, kur mergikė gražuolė visą laiką šalia. Bet vieną dieną ištuštėja rajoną daugiaaukščiai, mano chebra išskrenda į užsienį kaip paukščiai. Kas į Airiją, Ispaniją, į Angliją išmynė. Aš sakiau, kur jūs varo, čia juk mūsų tėvynė. Buvau per Joninės, Dublinę pas savo draugus, bet supratau, koks ir liūdnas tas Irish dangus. Švenčiau Londone kažkada naujus metus, bet fejerverkai gražesni, kai grįžt į Šiaulius. Nu ir ką man tas Londonas?